Valdančioji dauguma ir vėl tiesia rankas prie pelningai dirbančios bendrovės Lietuvos geležinkeliai. Geležinkelių reformos iniciatoriai iš pradžių buvo užsimoję atskirti Lietuvos geležinkelio infrastruktūrą nuo bendrovės ir perduoti jos valdymą atskirai įmoniai. Dabar valdantieji strategiją pakeitė, leido kurti antrinę bendrovę, kuri užsiims infrastruktūrą. Privatizavus įmonės, pirmiausia, bus sumažintos darbo vietos, nes tas, kuris perka tokias įmonės, jisai pirmiausia žiūri, kokią rinkos dalį jisai galės papildomai įsigijęs tas įmonės, dėl to, kad jos atliko tam tikrus funkcijas, atliko tam tikrus darbus ir jos dirbo tam tikri darbuotojai. Ir daugiausia įmonės perka tos, kurios yra šiek tiek susijęsi su ta veikla. Kaip pavyzdys, statybinės gali būti organizacijos, transporto įmonės, logistika užsiimančios bendrovės. Ir jos galvoja, kad infrastruktūra geležinkelių, jeigu atiteks valstybei, tas ir turėtų būti, tai tokiu atveju reiškia, jie nemokėtų infrastruktūros mokesčio arba tiesiog derėtųsi ir kas gali paneigti, kad gal susitartų už labai žemą kainą, naudoti valstybės infrastruktūrą, tas, kas atsitiko Estijoje, kada buvo geležinkeliai privatizuoti. Tai aš manau, kad toks kelias yra žalingas. Ekonominių sunkmečių kaip tik reikia išsaugoti pirmiausia darbo vietas. O darbo vietos yra išsaugomos tada, kada tos įmonės priklauso valstybei ir valstybė dalyvauja savotiškai tų įmonių valstybiniam reguliavime. Paanalizavus kitų šalių patirtį, kai nauda buvo privatizuota verslininkų, o sąnaudos ir kaštai perkelti ant visų mokesčių mokėtojų pečių, opozicijos lyderis įžvelgia didelę grėsmę ir Lietuvos gyventojams. Žmonėms noriu dar kartą pasakyti, kad vykdoma liberalioji politika, tai yra savotiška atgyvena arba tiesiog yra tas rezultatas, kurį mes jau esam matę Pietų Amerikos šalyse. Iš dalies reikia pabrėžti, tas dabar vyksta ir Afrikos kai kuriuose šalyse, dėl to, kad didžioji dalis žmonių yra nuskurdinta, o mažasis toks procentas arba mažoji dalis žmonių yra per labai trumpą laiką stipriai praturtėję. Eligijus Masiulis atvirai šneka, kad Lietuva net nuo 2004 nevykdo ES direktyvos reikalavimų ir nedaro reformų. Tuo tarpu Europos geležinkelių bendrija stebisi, kad siekiama reformuoti vieną iš geriausiai Europoje dirbančių geležinkelio įmonių. Šitos vyriausybės, manau, ir susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio yra tikslas, kad stengtis įvykdyti, matyti kažkokiems tai verslininkams duotus pažadus, kad būtų galima privatizuoti dar tas įmonės, kurios dirba pelningai, jas parduodant, negalvojant apie tolimesnės pasekmes. Kalbant apie ES direktyvas, tą, ką kalba susisiekimo ministras, tai yra apgaudinėjimas žmonių, tai yra apgaudinėjimas politikų, nes Europos komisija yra aiškiai raštiškai davusi atsakymus, kad Lietuvos geležinkeliai yra įvykdę visus ES reikalavimus. Ir Lietuvos geležinkeliai, kaip akcinė bendrovė, yra įgavusi pasitikėjimą tiek Šveicarijos geležinkelių, tiek Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, ten, kur man dirbant susisiekimo ministrų teko lankytis tose valstybėse. Ir jie visada susitikimuose pabrėždavo, kad jūs nepadarykit klaidų, tas, kurias yra padarę kitos, netgi ES šalys, privatizuojant geležinkelius arba suskaldant į atskiras įmonės, nes jom dabar sugrįžti yra šiek tiek sudėtinga dėl ankstesnių priimtų sprendimų, arba tas sugrįžimas užtruktų vėl ilgą laiką ir kainuotų nemažus pinigus.